Sveiki visi, turbūt jau girdėjot, kad artimuosiuose rytuose mes turime daugiau neramumų. Ir labai įdomu, kai eini į mūsų nacionalinio transliuotojo puslapį, yra toksai vienas straipsnis, iš kurio gal būtų šiek tiek neaišku, kas ten dedasi. Ir tai yra Ruginienė. Irano žudikiškas režimas kelia rimtą grėsmę regiono saugumui. Gerai, toks pavadinimas, varai žemyn ir žiūri, kad yra parašyta taip. Prasidėjus karo veiksmams artimuosiuose rytuose, Lietuva solidarizuojasi su Irano užpultomis šalimis ir smerkia neišprovokuotus režimo veiksmus, tikina ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Čia yra tikras straipsnis. Čia yra neišgalvotas štai tekstas. Ir kur užkliūna šiek tiek jau, o ne akis, yra akcentavimas, kad yra neišprovokuoti režimo veiksmai. Neišprovokuoti. Tai čia du dalykai yra. Vienas, aš neateinu filmuoti šitų video, kad ginčiau Irano režimą, niekam jis nepatenka ir Irano žmonės nusipelnė geriau. Niekas neateina čia ginti Irano režimo. Bet kitas dalykas, kaip kad Irano žmonės nusipelnė geriau, mes nusipelnėm kaip skaitytojai, klausytojai, Lietuvos gyventojai, kad mum neneigtų realybės. Nes Ruginienė gal nežino, bet Iraną užpuolė. Iranui smogė JAV su Izraeliu. Iranui smogė. Ir tada jisai smogė į šalis, kur turi Izraelį, ne? Ir šalis, kur turi JAV karinės bazės, kurių yra daug aplink Iraną, ir Iranas pradėjo jom smogti. Galima sakyti, galima vartoti, smogti atgal. Tai gali pateisinti, gali nepateisinti, ir čia jau kažkoks tai jūsų pasirinkimas, bet tai vadint neišprovokuotais veiksmais yra labai keista. Ir aišku, apskritai, manau, kai žiūrim, kai pamatom arba išgirsim tą frazę, kad čia buvo neišprovokuoti veiksmai. Tai iš tikrųjų sukelia įtarimą, kad kodėl reikia akcentuoti, kad tai buvo neišprovokuoti veiksmai, ne? Nes kartais tiesiog to nėra sakoma. Nežinau, kad neišprovokuoti veiksmai. Ir netgi pats sakinys, prasidėjus karo veiksmams artimuosiuose rytuose, kokiem veiksmam, kokie čia tie veiksmai dabar, kas čia įvyko, kažkokie veiksmai prasidėjo, veiksnys, tarinys galbūt kažkoks galėtų būti, kas ką darė kam, pridėkim daugiau detalių. Tiesiog yra karo veiksmai ir tada Iranas užpuolė. Tai vėlgi, kadangi atrodo, kad turim dar vieną kažkokį tai karą, turim daugiau tų karinių veiksmų ir kažkokių neišprovokuotų puolimų, žiūrėkim ir tai, kaip tai mums bus pristatoma. Vienas dalykas. Ir antras dalykas, kur negaliu nepaminėti, ar Irano režimas yra žudikiškas? Taip. Taip, yra daug kančių, daug mirčių, daug visų dalykų Irano režimo sukelta Irano viduje. Taip. Bet taipogi, jeigu yra kažkoks žudikiškas režimas, kuris, pavyzdžiui, neseniai nužudė virš 20 000 vaikų. Galima pavadinti, net daugiau nei 20 000 vaikų nužudyta kažkokio režimo. Gan žudikiškai skamba gan žudikiškai. Ir tam režimui, Izraelio režimui, mes spaudžiam rankas, mes norim ginklus pirkti, mes norim bendradarbiauti, mes norim daugiau skrydžių turėti. Tai jeigu kalbame apie žudikiškus režimus, tai ir kalbėkim apie žudikiškus režimus, apie juos kalbėti tikrai reikia. Tai biškį išplėskim gal tą temą ir paminėkim šiek tiek daugiau, kas vyksta regione. Kas vyksta daug metų ir kas labai intensyviai vyksta dabar. Tai tokios tos naujienos yra labai baisios, žiūrėkim, kas vyks toliau ir žiūrėkim vėlgi, kaip viskas mums yra pristatoma. Tai ačiū labai ir iki greito.